vaizdo registratorius MIO, parkavimo režimas ir parkavimo režimui reikalinga įranga. Apie tai bus mūsų šis video. Perkant vaizdo registratorių įprastai jie užsimaitina nuo cigarečių pridegėjo lizdo, liaudiškai prikurkės. Tačiau mašiną užgesinus daugelyje mašinų ta prikurkė, vadinkim, išsijungia ir elektros tiekimas dingsta į vaizdo registratorių. Reiškia, vaizdo registratorius parkavimo metu, neturėdamas maitinimo, žinoma, ir nedirba. Tam yra skirta ši įranga, kuri perkama yra papildomai, kai kuriuose įrenginiuose jinai yra komplektacijai. Šiame įrenginyje premium klasės komplekte jo nėra, tai teks įsigyti papildomai. Pakalbėkime būtent apie šią įrangą. Šita įranga turi mikro USB. Tačiau jeigu pas jūs yra naujas modelis su USB-C, yra tiesiog perimas. Čia sujungiam ir turime jau USB-C. Taip kad šitas laidelis bus komplekte. Čia yra maitinimo blokas ir visas valdymas, o čia yra pajungimas. Pajungimas nėra sudėtingas, yra tokia mažytė instrukcija, bet viskas yra aiškiai parašyta ir čia. Matome geltoną laidą ir BAT. Reiškia, mes šitą geltoną laidą pajungiame nuo pastovaus maitinimo, kitaip tariant, nuo akumuliatoriaus arba randam savikliniai pastovų maitinimą, kuris niekad nedingsta. Raudoną laidą mes liaudyje vadiname degimo pliusu. Kitaip tariant, šitas raudonos laidas atsiranda maitinimas 12 voltų tuomet, kada mes mašiną užkuriam. To dėka registratorius turi pastoviai maitinimą iš šio, o iš raudono jisai supranta, kada mašina užkurta, o kada čia dingsta pliusas ir reiškia mums laikas perėti į parkingo režimą. Juodas yra minusas, kaip čia ir viskas jau ir aišku. Taigi, pasijungiame šitą į saugiklinę, kur patogu, tikrai nėra sunku. Prasivedam laidą pro šoną vieną ar kitą iki vaizdo registratorius, kad nekabotų mums laidai prieš nosį. Ir dabar lieka šita dalis. Šito daly yra viskas aiškiai parodyta. Yra pirmi du šitie jungtukėliai, yra atsakingi už elektros voltažo stebėjimą. Kuomet voltažas nukrenta žemiau 12,3 arba 25,2 voltų, išsijungia vaizdo registratorius tam, kad neiškrautų jums per daug akumuliatoriaus. Keist apatinę ribą galite šitą kombinaciją, kuri yra nurodyta viršuje. Šitų dviejų dalių kombinacijos yra nurodytos viršui. Jeigu mes padarysime abu du jungtukėlius į viršų, prie 11,4 voltų išsijungs vaizdo registratorius tam, kad ryte užsikurtumėt mašiną. Mūsų patarimas galbūt palikti 11,7. Toliau, apatinis yra laikas. Jeigu šitie du trumblioriukai, šitie du, yra nuleisti į apačią, abudu, štai taip. Štai, tokia kombinacija, jie du šoniniai yra į apačią, trečias, ketvirtas yra laikmatis. Laikmatis neveikia, už 12 valandų tiesiog pats išsijungs, už paros tiesiog pats išsijungs. Taip, kad šitie režimai yra skirti tam, kad mes galėtume susikonfigūruoti šitą maitinimo šaltinį išmanų taip, kaip mums reikia, kaip mums patinka. Taip, kad jeigu jums reikia parkavimo metu turėti gerą vaizdo registratorių, MIO šitas modeliukas ir iš esmės yra geras premium klasės, ir 4K raiškos modeliukas, ir daug čia ką jis turi. Beje, galima pasijungti ir galinę kamerą prie jo. Jeigu nusipirkot modeliuką be galinės kameros, ją galima dasipirkti vėliau, arba iškart perkate šitą versiją su dviem kamerom. Tai viena į priekį, kita į galą. Perkate Smart Box MIO ir turime pastovų maitinimą ir saugiai galim naudoti, neiškraunant akumuliatoriaus iki pat galo, kad užsikurtume ryte mašiną. Neretai jūs klausite, kiek laiko gali registratorius dirbti parkingo metu, kad aš dar užsikurčiau mašiną ryte. Be abejo, viskas priklauso nuo akumuliatoriaus. Pas ką didesnis, pas ką mažesnis. Bet dažniausiai 1-2 paros. Dažniausiai visiems yra, jokių problemų nekelia registratorius. Jeigu paliekam registratorių veikiantį 3-5 paras, reiškia, jūsų akumuliatorius turi būti tikrai geros būklės, talpus ir didelis. Jeigu jau paliekame savaitėj, turbūt reikėtų išjungti įrangą, nebepalikti visiškai registratorius arba naudoti tokią sistemą, kuomet pasiekus tam tikrą voltažo ribą, tiesiog išjungs registratorių ir mes galėsime saugiai užsikurti mašiną, tarkime, grįžę iš kokios kelionės ir palikę ją aikštelėje. Puikus daiktas, tikimės padėjom, jeigu turite klausimų, klauskite.